Sveiki atvykę į Hirošimos miestą. Kas nežino, tai čia buvo numesta atominė bomba. Tai varysim pažiūrėti visokių paminklų ir pasivaikščiot. Nusipirkau latte, išpardęs kainuoja eurą. Saldi? Labai skanu. Na, 3 viename. Tik taip. Skaniau biškai. Ką, skanu? Worku, M-pisu. ai, nu, work piece. Jo. Kaip 3 viename skonis realiai. Išaldytas 3 viename. Tai va, parom į parką. Jo, čia. Tos cikadas, net cikadas, ką aš žinau. Cikadas. Nu, žodžiu, jeigu čia taip ilgai būtų, tai ausis susižalotumčiau. Man labai patinka, kad čia švaro ir gražu dėl to. O, mountains. Pirmas paminklas. Čia pelenai, tai gal žmonių, ne? Ne, šiaip atvirai nelaikyta. Prieisim prie to. Ten tolumoj matosi. Iš mokyklo tokia. Kas čia? Ai, nu, tipo, taika. Čia visur pagrindinė tema. Yeah. Vis parkas skirtas taikai. Origami. Jo, matau. Iš paukščio. Taikos varpas. Tai va, ką sužinom, tai kad čekų architektūros pastatyta ir nuo šito pastato sprogo ten bomba apie 160 metrų į tą pusę. Ir buvo viršui, tai virš to pastato, sakykime. Ir jo, visi iškart mirė. Taip ir buvo. Dabar gali aplakyt, pažiūrėti. Štai atrodo iš kito kampo. Jo, iš vidaus, ką žinau, taip atrodo. Sunku pažiūrėti. O tai kaip čia taip, kad nėra radiacijos? Tai atominė bomba, ne, kai jinai sprogsta, tai pati pavojingiausia dalis būna tas fallout, ne, tas periodas, kai iškrenta dalelės. Ir ten jos jau beveik tampa nekeiksmingos po 2 savaičių, man rodos, ar 3 savaičių. Ten lieka 1% kenksmingumo. Tai po daug metų čia realiai radiacijos lygis yra toks pat kaip ir visur kitur. Tai va, pavojingiausia dalis pradžioj buvo. Tokia pavojinga, nes daug. Kas laukia iškart? Tai ten viską iškepa. Kas iškepa, plus ta radiacija, kurią žmonės gauna ir išgyvena, tai po to jie gali, kai susilaukia vaikų, turėti įsigimimą visokį. Tai čia, ajo, kažkokia. Nesupratau. Tik Černobylio. Blogiausia dalis būna pradžioj ir
Po daug metų. Po daug metų. Jo, nes pradžioj dozę gauni, po daug metų gali sulaukti įsigimimo visokį. Ja. O taip tai, labai daug nušluoja nuo žemės paviršiaus, kai sprogsta. Pas mus Starbucksas surprisingly cheap. Labai weird. Jo, pas juos kainos tai geros. Aš žinau, tai pigiau nei Lietuvoje. Jo, ne per... Čia pigiau nei Lietuvoje tikrai. Ypač tie visi užkandukai tokie, žinai. Jo. Pavyzdžiui, kava Starbucksą vardai kainuoja, parduotuvėje ir ne convenience store. Nusipirkt kainuoja eurą. Jo, čia žodžiai. Už 500 ml kavos eurų. Kur tu Lietuvoje girdėjai kavinę arba šiaip Vadimėjim, kafeinė 3-4 eurai mažas padelis kavos. Mačiau tokią reklamą, kur vieną kartą pakėlė kainas ten per 20 metų, ten keliais centais. Ir turėjo visa įmonė prieš kamerą atsistot ir atsiprašyti. O tai kaip kainos kyla ant kavinės? O tiegi turi kažkokį kilti? Čiū, jis vis juodas. Maros čia specialiai nuspalvinta, kad išsilaikytų geriau. Ai, galima vidų nušlyt. Jo, galima. Davai. Va, jiem įtraukit. Amin. Gali pasižiūrėt. Ateini pagerti. Iš vidaus. Taip atrodo. Čia sėdėdam kažkas. O, čia jo sėsti yra, kažkoks vairas. Bet tą pusę nieko nesimato, tai turėdavo gal galvai. Ai, čia matas, biškai. Tai gal atsisėdai, iškiši galvą, ten antras sėda. Aš visada koks tasas. Einu dabar iki pilies. Pažiūrėsim Hiroshima Castle. Iš išorės, aišku, nes viduje uždaryta. Einam į vidų? Jo. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Įsivaizduok, čia eidavo samurajai visokie, varydavo pakimarint, valgydavo ryžius. Tai ką daugiau, sardines ar ryžius. Kokia feižą eidavo. Nu. Nebuvo sąnė. Tiesiog tas peizažinės fotkės. Graži. Šveikai. Jo, čia šventyklų. Šitie papiriukai sudėti. Tai gerai, ten galim nelyst. Senovės. Jo. Toks. Ką žinau, gražu. Gražu. Da kaip Tailande. Čia ir dangus toks, žinai, toks violetinis. Taip, čia dangus taip kaip iš anime, žinai, pabūdėtas spalvot. Tai va, ir atėjom realiai. Pasižiūrėti piliais. Kiek žinau, iš išorės geriau atrodo, nei iš vidaus.
Ką manai? Vau. Atrodo gerai. Žiūrėk. Jo, jo. Žiūrėk. Ką? Varysim pavalgyt. Tik dar nežinau kur. Oho. Čia eilė. Pilna. Man labai mažai vietos. Jo, atvarom pavalgyt į japonišką restoraną, tai čia sriubą pasiėmėm ir dar koldūnų. Reiks pavalgyt. Čia nesriuba, čia yra. O kas? Abomination. Abomination. Sriuba pas mus yra toks užkastė, kas sriuba yra pavalgyti. Pamiršau paspausti record play. Žodžiu, pasiėmėm koldūnų. Žiūrėk. Labai skanus. Bet jau nespėjau, jau prieš tai nurekordinau. Yeah. Ką? Antras koldūnas. Geras. Žiūrėk. Žiauriai geras. Žiauriai geras. Vienas skaniausių koldūnų. Nežinau, ar priveiks. Jo, Japonija, kas sako, mažas sportas, netikėkit. Izakaja taip, jeigu nori kažką. Jo, kaip čia. Čia tai. Los galima sakyti. Tikiuosi pavyks. Vis dėlto pavyko priveikti. Nes aš vakar turėjau prašymą. Netikėkit mažom porcijom. Ne, čia. Sumokėjom abudu po 7 eurus gal? A, reikia rašyti. Kažkas tokio. Įčio, ne? Jo. Tai viso, jau viskas, nebegaliu net galvot.